Sveiki, rabategos, pradedam laidų ciklą. Kas būna, kai rabategos nori būti buržujais ir nusipirka visokius kėvalus tipo Audi A6, žodžiu. Tai prisitilda muzika. Žodžiu, dabar reportažą pradedam iš automobilio, kurį eksploatuoja jau štai 3 metus. Teko dabar šiek tiek išleist biškį, turėjom čia gedimų, nepilnai 1000 litų, tačiau 3 metus jisai atlaikė tikrai žiaurios eksploatacijos, kai sakant. Tai kaip matot yra Ford Mondeo 97 metų, kurį ko gero daugelis tokių lieturgaus specialistų pavadintų visišku niekalu, nors iš tikrųjų tikrai kaip už 2000 litų automobilis yra, sakyčiau, vertas dėmesio, su gamyklinė dujų įranga. Štai matot, dar pusę balioną turim dujų, štai šildomės, nes lauke užlau, kokį 15 tai bus, ko gero šalčio, štai skambant kultiniam Cypress Hillų dainelį pradedam apie Audi A6 reportažą. Štai matot, garažas yra išpurkštas ginklų tepalo. Šiaip rekomenduočiau visiems, kas ilgiau nevažinėja, tai spinas purkštinė visokiais VD40 niekalais, kurie greit nubėga, bet kažką tai iš ginklų tepalo, šiaip kažkokių tai markių labai nerekomenduosiu, kad nebūtų paskaityta už reklamą. Bet šiaip kažką tai manau, kad jums tikrai pasiūlys parduotuviai neblogo ir spiną gausiai supurškiam jo ir, kaip matom, atsidaro dabar puikiausiai. Arba tada dar rekomenduočiau, jeigu, šiaip kartais būna, aišku, šąla ir tepalas, tai parodysiu, ką galit nusipirkti šalia Leksoto turgui, štai tokį įrankį, kurį aš vadinu razgavaryteliu, žodžiu. Ir jo pagalba atsišildyti spyną, netgi prie didžiausių šalčių, kadangi jis duoda maždaug, aš nežinau, ko gero apie 1000 laipsnių liepsnos pabaigoje, tai kokią minutės bėgį tikrai spyna bus atšildyta. Na ką, taip perinam prie Audi A6. Tuoj. Vėsoka vienok. Na va. Štai dabar matom prietemę tokią biškį. Tiksliau net nematom ko gero, nes prietemę. Štai yra mūsų buržu. Blemba. Štai mūsų, gal nežinau, gal matysis čia biškį sugeda ir nuo šalčio kai kurio šviesą, žodžiu. Vat. Štai, matot, įsikrovė dėka gausios elektros įrangos akumuliatorius maždaug per savaitę laiko stovėjimo. Tai biškiau šviesiu jum. Štai, matosi, pajungtas kroviklis, setakoja. Žodžiu, toks vienas iš nedidelių irgi. Kaip sakyti, didelių trūkumų. Būtų gausybė įvairių elektronikų, kurios gan greitai pasodina. Netgi šiuo atveju matom berot 75 ampervalandžių akumuliatorių. Tai kol kas būtų tiek. Jeigu kam įdomu, aišku, galiu štai parodyti. Čia pas mane velneva, kaip ir pas visus. Štai štai salonas, kai sako, nelabai čia turbūt matysis. Tai sekundė. O štai koža roža, sėdi lakorių, čia aišku nesimato dabar gal gero, nei velnio. Na tai tiek to, pratęsim vėliau. Šį ciklą pradžiai būtų tiek, žodžiu, kad kodėl nereikia pirkti A6. Tai yra elektronikos didžiulė gausa, kuri gan greitai ant šalčių
išsodina akumuliatorių.